Labą dieną visi. Šiandien pažiūrėsim mano paskirstimų diržą, nes kaip pirkau šitą mašiną, tai nežinau, kada jisai buvo keistas ir ar buvo keistas iš viso, nieko neradau dokumentuose, jokių šitų žinių apie tai. Va, jį pradėjau pergyventi biškį, nes vėl nežino, kada galėjo būti keistas ir galvoju, reikėtų pažiūrėti vis dėlto. Va, to kaip jį patikrinti? Labai paprastai. Pirmiausia, reikia nuimti va šitą koverį, va čia sudėtingiausia buvo, nes va šitas šitas paskutinis, jisai va tenai labai giliai. Tai labai sunku buvo prie jo prieiti. Gerą pusvalandį prasiknisau, kol atsukau va tą. Va, tenai va jisai matosi. Tai va. Vienu žodžiu atsukam šitą koverį. Pakeliam automobilį. Vieną ratą tik tai reikia pakelt. Įjungiam 5 pavarą. Ir dabar sukam ratą reikia sukti, nu kaip atvažiuoja automobilis į priekį, tai tą kryptim ir sukam. Jeigu aš dabar va suksiu, tai suksis pas mus ir variklis. Va, tai ir pažiūrim mes karočią, va čia va. Iš tikrųjų labai nustebino. Būklė tikrai nebloga yra. Jokių įtraukimų nėra, va čia va. Nu ir vienu žodžiu reikėtų va pažiūrėti visur, ar nėra įtraukimų kokių nors. Iš šitos pusės, pavyzdžiui. Va, tai jisai išsilanksto taip diržas. Galim pastebėti. Taip pat ar antitempėjo. Irgi labai gerai va matosi. Jeigu bus kokių nors įtrūkimų, iškart pastebėsim. Taip pat pažiūrėti, ar visi dantis ir ar nenudylė yra. Taip pat šonai, ar plaukai nelenda dar. Va, ir va taip sukam ratą ir gražiai va taip patikrinam visą diržą. Viskas paprasta. Aišku, gal čia 100% čia neapžiūrėsi, taip nesulankstysi, kad tai tikrai, bet maždaug vizualiai vis tiek mes jau galim žinoti, suprasti, ar galim dar važinėti ar ne. Dabar kažkaip net biškai ramiau pasidarė ant dušas man. Tai galima dar važinėti, nieko nekeisti. Nes matosi, kad ne taip jau senai buvo keistas. Yra va čia baltos žymės ant paskirstimo va šito va dantrančio. Tai reiškia, tikrai buvo keistas. Tai aišku, neaišku, kaip ten įtempėjai, ar vandens pompa, pavyzdžiui, ar buvo keista. Nu, tikėsimės, kad buvo keista viskas. Tai va, gerbėmieji. Tiek šį kartą norėjau pasakyti, va, vienu žodžiu, va taip va galima pasitikrinti pačiam paskirstimo diržą ir apsiraminti, jeigu jisai dar tvarkingas, ir važinėti savo toliau. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų susitikimų.